Sveiki visi žiūrintys mano video kanalą. Praūžė Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas Lietuvos. Deja, trečiame etape ne tai, kad perdegėm, tiesiog kaip ir pernais metais labai fortuna atkišo ne tą vietą ir gavom tokį nelabai dėkingą sektorių. Aišku, gavom dar ir stiprų kaimyną, Judex komandą, kurią permest nėra taip lengva. Taigi komanda užėmė 13 vietą ir kitais metais jau turės dalyvauti atrankoje. O dabar, esu prie Laukinio ežero, atvažiavau, pernai čia buvau. Dariau išankstinį pajaukinimą trečiadienį, jaukinau Complex T ir Sweet Tiger duiliukais. Ir dabar irgi prisipūsiu valtį, vakaras, pasiruošiau masalus, pavadėliai gan ilgi. Masalam naudosiu Complex T Hardinę 20-tukus ir bananas ananasas vienoj pusėje bus, vienos puselės, kitasgi pavadukas, irgi Complex T ir Redamo. Viršūnėlė plaukianti, pavadukai gan ilgi, kabliukai 4 numerio. Sistemą naudosiu paprastą, tik nesušvinai šį kartą. Kaip matot, yra gumelė. Į tą gumelę įmamas akmuo. Jisai užneriamas tiesiog. Ir tokio prezentacijoje viskas nuleidžiama, po kibimo akmuo pasilieka ir neteršiamas telkinys ir žuvis ramiai keliauja į krantą. Kadangi gaudau pakankamai toli, užvežinėsiu su valtim, pabandysiu tai parodyti, tai naudoju pintavalą ir rišu monošok lyderį, naudoju Dresden X Carp Spirit firmos šok lyderį 0,5 storio. Taigi viską pamatysite. Dabar bandau, kol nepradėjo lietus ir reikia dar ir palapinę pasistatyti ir meškerės pasiruošti, taigi turiu daug veiklos. Kai plauksiu, būtinai parodysiu. Viskas kaip ir paruošta, tik taip bjauriai lyja, bet nieko, meškerės paruoštos, valtis, viskas echolotas, taigi plaukiam užsimetinėti. Matot, ežeras pakankamai rūstus, banguoja, labai sunku kažką užsimesti, tuo labiau pajaukinti. Kaip ir plūduriuką, kurį palikau, suradau. Bandysime mesti boiliukus ir bandysime plaukti į krantą. Tikrai misija ne iš lengvųjų. Bet ką darysi? Taip sakant, yra kaip yra. Bandom kažkaip tai. Kol užmečiau, ežeras beveik aprimo. Biškį užkabino už sraigto antrą meškerę, tai viską nutraukė, teko grįžti persirišti. Viskas pavyko, taigi meškerės paruoštos, užmestos. Gražus vakaras, prasigėdrino. Tai kas beliko? Laukti kibimo. Jis rami. Dabar kažką tai persivežiau. Viena meškerė pradėjo biškį pipsėti. Bet keistai, nes neįvažiuoja, nei ką, tik supipsi porą kartų ir vėl nustoja. Gal dar valas tempėsi, gal žolė kokia užsikabino. Nors aišku, atstumas nemažas, bet ką tik aš čia neseniai užvežiau. Šiek tiek pajaukinau, tai nesinori vėl šokti valtį ir vėl plaukti. Bet jeigu nenustos, tai reikės tada kažką tai daryti. Bet šiaip realiai, kiek čia gaudžiau, tai jeigu jau kimba, tai jau kimba kaip priklauso. Ne pip. Taigi laukiam, gal išsivažiuos, taip sakant, traukinys. Sulaukiau pirmo kibimo šitame ežere. Apie 2 valandos. Nedidukas, bet vaizdų davė, nenorėjo, priešinosi. 8,7 žvynius. Šito didžiojo Laukinio ežero gyventojas. Prašau, susigundė ant Complex T 20-tuko ir Redamo rožinės viršūnėlės. Taigi darom foto, paleidžiam. Plaukiam
persimetam, šiek tiek pajaukinsiu vėl, kaip ir buvo tikėtasi, akmuo išsilydo, liko tik tai gumguma, taigi ieškom kitą akmenį, dedam, netirčiam telkinių. Taigi, paleidinėjom savo laimikį. Taigi 9 valandos, kibimo kaip ir nebuvo, persivežiau, nėra visiškai ramu, čia gal ir ramiau atrodo, bet nuplaukus tenai, dar 300 metrų į priekį, tikrai ramybės jokios nėra. Valo biškį neša, daug laisvo valo gaunasi, bet kažkaip tai plius minus jau išsitempiau valus, pasiruošiau nakčiai, pajaukinau šiek tiek, pakeičiau masalus, atsišviežinau. Kombinacijas palikau tokias pačias, lauksim kibimo, gražus saulėlydis, šiek tiek vėjuota, gal pripūs kokį karpį. Labą rytą, naktis buvo, galima sakyti, rami, buvo šiek tiek nuotykių, bet žuvies pagauti nepavyko, tiesiog buvo kaip ir išvažiavimas, bet kol apsirengiau niekas nevyko, tik buvo nukritęs vingas, teko plaukti naktį. Buvo labai didelis vėjas naktį, bangavo smarkiai. Tai daplaukęs, labai sunkiai pavyko išplaukti, nes nelabai ir matosi. Ant žolių vis išplaukdavau, ant meldų. Šiaip netaip dasigavau. Bet dėja nieko nebuvo. Ir akmuo buvo, ir masalas buvo. Bet jo meškerės nemečiau, nes tokioj tamsoj, tai labai smarkiai banguojant, neieškojau savo žymeklio. Grįžau į krantą ir tik tai ryte jau prašvitus užmečiau antrą meškerę. Daugiau kibimų nebuvo, dabar šiandien jau oras pakankamai gražus, saulė šviečia, bet vėjas tikrai yra, nėra labai didelis. Taigi laukiu, dar pabūsiu iki pietų. Vakar kibimas buvo apie gal 3 valandą, nežinau, gal pabūsiu, palauksiu, gal tuo metu žuvis čia praeidinėja. Taigi laukiam. Baigėsi žvejyba. Įsitraukinėjo meškerės, banguotumas pakankamai didelis, šiek tiek pajaukinsiu dar va prie plūduriuko. Vieną į kitą pusę. Vienų. Kitų boilių pamėtysim. Atvažiuosiu čia. Atvažiuosiu, manau, trečiadienį, padarysiu dar pašėrimą. Ir tada penktadienį vėl, manau, sėsiu čia, pamatysiu kažką pagauti. Aišku, kada toks banguotumas yra labai sudėtinga išlaikyti masalą, bet akmenys padeda. O. Masalas gražiai, viskas tvarkoj, kibimo nebuvo. Žolės, kad ir neša, vis tiek nieko tokio. Taigi, kai žiūrit mano video, patinka, spaudžiam like, prenumeruojam jį. Susitikimo kitą savaitgalį, čia pat.